Darbštus, kūrybingas ir išskirtinių idėjų nestokojantis tautodailininkas Antanas Česnulis šiemet savo skulptūrų parką papildė dar vieną ekspoziciją. Menininkas sukūrė daugiafigūrinę skulptūrinę kompoziciją Drožėjų angelas. Jau tapo tradicija, kad kiekvienais metais per savo gimimo dieną menininkas pristato naują kūrinį ir apžvelgia praėjusių metų darbus. Sau tokį pasidarė įsipareigojimą ir tada jau vykdė, ir kadangi jau tampa kaip tradicija, tai aš dabar jau noriu, nenoriu. Tiesiog ir draugai žino, kad reikės atvažiuoti tai dienai viską ir kažko reikia nustebinti žmonės, kaip sako, ir savo draugus. Tai va, tai progai visą laiką, aišku, atsiranda naujos temos, jų aišku dar ir ateityje bus matyti, bet kiekvienais metais visur randam kažką naujo, kuo nustebinti. Tai kuo nustebinsite šiais metais? Nu, kaip žinot, čia atsidariau tokį Drožėjų angelą. Čia jis buvo irgi toks gana seniai brandinta mintis, nes kadangi kiekvienas amatas, sakykime, turi tokį kaip globėją, kaip sakykime, o Drožėjus globoja toks kaip Drožėjų angelas, todėl ir jis padeda mums ir sugalvoti visus tas temas ir įvykdyti ir panašiai, ir visas tas mus kaip ir padėjęs savotiškas angelas yra. Ir ne tik mano, bet visų Lietuvos meistrų, sakykime, Drožėjų, kaip sako, angelas, čia bendrą, tai padarau, štai pavadinau Drožėjų angelas. Ir jis, kaip mato, ten padaręs labai daug tų dar aplink, ten apspistas tokių ir šventųjų figūrų ir panašiai, tai ten tokia yra kompozicija daugiafigūrė. Tarp kitko, čia net galima atrasti apie 25 veidus su angelu kartu paėmus. Tai tokia viena iš didžiausių mano galbūt darytų kompozicijų, kur daugiafigūrinių tokių kompozicijų. Iš kur jūs pats semėtės tokių gražių kūrybinių idėjų? Nu tai va, padeda angelas. Angelas matyti įkvėpė. Kažką tai man per sapną įteikė ir aš turiu tada tik vykdyti. Nu, vykdai vis tiek praeina metai, per metus kažkas atsiranda kokios tai dar tokios stambesnis mintys naujos. Aišku, per tos metus ten ir daug kitų dalykų tenka daryti, bet žiemos ypatingai periodu, tokius biški ramybės būsena, tai jisai daugiau buvo daroma, sakykime, jau dirbtojų kamerinis. Tai tie visi šventieji buvo tokių, kaip sako, atskirai daromi viduj, ne šiaip paprastai vasarą, tai čia daugiau lauke darau tokius kitus darbus, tokius, kurie kaip stogastulpius panašiai. Česnulių sodyboje atidarytoje Antano galerijoje tautodailininkas pristatė ir kitus savo darbus, nuveiktus per praėjusius 2012 metus. Kaip juokauja pats autorius, savo gimimo dieną jis tarsi pristato visų metų ataskaitą savo ir savo draugams. Šiuo metu Antano galerijoje galima išvysti daugelio šeimininko kūrybos darbų retrospektyvą. Kupinas kūrybinės energijos menininkas nė dienos neleidžia laiko veltui. Jau ir sunku besuskaičiuoti visas ne tik Naujasodės sodyboje, bet ir įvairiose Lietuvos vietose bei užsienyje esančias skulptūras. Visi Antano Česnulio darbai yra unikalūs, skirtingi ir gyvybingi, o talentingos tautodailininko rankos sugeba visoms menininko idėjoms ir sumanymams suteikti formą.